Sveiki, mėlyjeji, su jumis Sandra. Kas tik pirmą kartą mane matote, girdite, jūs papuolėte į kanalą ant angelo sparnų, tai pabudimo kanalas. Pasižiūrėkime, ko jūs negalite pradirbti vidumi, ko jūs negalite paleisti. Pasižiūrėkime, ko jūs negalite pradirbti vidumi. Nu, va čia riteris, mėlyjeji, kardų. Toks riteris reiškiasi kardų bėga į savo gyvenimo ateitį. Ką nori pasakyti, sako, juda nugalėdamas visas kliūtis. Jis laikosi savo idėjos tikslų, kurie veda į laimėjimą. Čia ką jūs negalite pradirbti vidumi. Jūs dirbantis su savoju vidumi norite naujos pradžios. Ko jūs negalite labiausiai pradirbti vidumi, ne? Ko jūs negalite paleisti, programos kažkokios, suvaržytas žmogus negali eiti į naują ateitį, nors jisai bando, veržiasi ir stabdo. Karalienė oro, kas čia stabdo? Šešiakė kardų, dar nepraeita pilnai transformacija vidinė, šanso nematymas. Ir čia žmogus labai ryžtingas, jisai nugalėti ruošiasi bet kokias kliūtis. Jūs nėra, kad negalite pradirbti vidumi, jūs jau dirbate su savo vidumi. Taip, jūs išeinate lauk, jau supratote, kas ne jūsų, jūs kvietė vidus eiti lauk iš netinkamo santykių modelio. Jūs, žinokit, pradirbate. Čia žmogus pusę kelio jau tikrai nuėjęs, vilties dabar nemato, kažkokioj tai nevilty. Taip kad nepergyvenkite, taurių karalienės, oro ženklo mergaitės. Jūs pradirbsite, jūs nebijokite eiti į tą vienišumą. Čia žmogus ims vienišumo tą poziciją. Ir kaip aš galiu pasakyti, žmonės eina į tuos vienuolynus, tampa vienišiais, išminčiais. Ne dėl to, kad būti nelaimingais, o dėl to, kad būti laimingais. Tai va čia žmogus irgi išeina galbūt iš kažkokio santuokos modelio, jam netinkamo, ne, į tą vienišumą, pasirenka geriau eiti tą vienišiaus kelią, atsiskyrėliu, nes sako, aš pasiimu visus magiškus atributus ir pasileidžiu savąją naują kelionę. Čia sunkiai sekėsi prasimušti, pradirbti tą vidų, bet čia, sakau, pusė kelio nueita su taurių karaliumi. Čia gali būti tos pačios energijos žmonės. Taip kad ko jūs negalite pradirbti, tai žinokit, jūs anksčiau negalėjote pradirbti vidumi, o šiandien jūs puikiai skinatės kelią į naują pradžią. Jūs jau suvokėte ir paleidžiate seną. Jo, jūs išeinate, reiškiasi, iš tų minčių, kur kankino, iš kančių į naują save. Čia mylimieji, meilėje patirta buvo daug kančių, daug darbo įdėta ir jūs pabaigėt savo kelionę, čia avarinė situacija santykiuose, mėlyjeji, dabar tik svajonė tapote moteris vyrukui, taip, karalių monetų, kuris nieko nedarė progreso, tiesiog griūtis, taip kad mėlyjeji po truputį paleidžiate praeitį, eisite į savo svajones, į savo norus, išeinate iš vidinių kovų su savimi, kažkas eis padėti pasauliui, mėlyjeji, kažkas jums padės. Pasižiūrėkime, patarimas iš angelų, žmogus jau po truputį paleidžia, jūs jau pusę kelio nuėjęs. Ką norėtų pasakyti angelai jūsų dėl praeities paleidimo? Taip, sako, jau žmogus, daryk sprendimą, netidėliok, sako, daryk sprendimą, taurių septynakė, sako, padaryk tai, nustok atidėlioti ir analizuoti per daug. Taip kad suvok, ko tu trokšti ir judėk į priekį. Daug buvo čia visokių variantų kažkokių, priklausomybių ir daryk tai, ko tu nori. Pasižiūrėkime iš archangelų, ko jūs, sako, negalite pradirbti vidumi, ko jūs negalite paleisti. Žmogus šaunuolis, jam pavyksta. Sako, čia gali padėti jums žinios apie paslaptingos žinios pas jūs yra kažkokios. O kaip tai suprasti, tai sako šventos žinios. Užmerkite akis ir susitelkite dėmesį į savo kvėpavimą.
Pajusk vidinę ramybę. Už jūsų minčių slypi jūsų amžinoji tiesa. Amžinos meilės aš esu buvimas. Reiškia, tu išeini iš visų baimių, jau po biškį paleidinėjai, jauti save, stiprėjai ir tau pavyks išeiti iš to, ko tu negalėjai išsivinioti. Taip kad, mėlieji, čia žmogui pavyks. Pasižiūrėkime dar. Taip. Jūs jau pusę kelio nuėjęs. Taip, sako, iš iliuzijų. 7 mėlieji taurių, 7 taurių. Tai santykiai gal buvo iliuzoriniai, netikri, labai daug iliuzijų galėjo jūs įskaudinti. Paleisk, tai jausk save. Taip, kad mėlieji jausk tą tokį vienį su save, su savo siela. Čia buvo mėlieji Sandra, sudėk iki kito kartų skaitimo.